Jūs buvote šaltinio energija dar prieš ateidami į šiuos fizinius kūnus. Jūs to neatsimenate ir tam yra priežastis, tačiau taip buvo. Jūs buvote šaltinio energija dar prieš įsikūnydami, o dabar esate tos energijos tęsinys. Štai kodėl esate čia, sutelkę dėmesį, kaip ir ketinote, į savo laiko ir erdvės realybės dalykus, naudodami savo dėmesį tam, kad asmeniškai, savarankiškai atpažintumėte savo pasirinkimus ir pageidavimus. Kartais iki galo nesuvokiate, koks tobulas ir svarbus yra sąmoningas pasirinkimas. Bet štai ir pirmasis žingsnis. Jūs prašote to, ko norite ir negalite nustoti prašyti, nes gyvenimas nuolat jums pateikia situacijas, kurios padeda aiškiai suprasti savo pageidavimus. Tai vyksta visą dieną, kasdien visuose jūsų būties lygmenyse. Iš tiesų, tai yra visų rūšių evoliucijos esmė. Kai žinote, ko nenorite, tuo pačiu žinote, ko norite. Jei kas nors elgėsi nemandagiai, norite, kad jis būtų mandagesnis. Jei patys esate nemandagus, norite patys būti mandagesni. Jei esate nelaimingi, norite būti laimingesni. Jei kažkas vyksta blogai, norite, kad vyktų gerai. Kitaip tariant, jei ko nors stokojate, norite turėti daugiau. Tai labai paprasta formulė, jūs tai darote visą dieną, kiekvieną dieną. Tačiau galbūt nežinote, kad kiekvieną kartą, nesvarbu ar tai pasakote garsiai ar ne, įvykus tokiam momentui, jūs paleidžiate vibracinius pageidavimus. Didesnioji jūsų dalis apie tai žino ir tampa tuo pageidavimu, nes jūsų vidinė esybė yra besąlygiška. Jis skrenda kartu su jūsų troškimo raketa. Kai sakote, aš renkuosi tai, jūsų vidinė esybė nesako, to nebūna, ji nesako, tai per daug rizikinga ar tai mažai tikėtina. Ji nesako, tau trūksta išsilavinimo, pinigų ar patirties tam. Kai paleidžiate troškimo raketą, jūsų vidinė esybė akimirksniu tampa vibraciniu atitikmeniu, o jūs, kaip šios energijos tęsinys, turite galimybę ir patys tapti vibraciniu atitikmeniu arba, jei nesuderinate savęs, suskaidyti savo energiją. Taip viskas veikia. Kai sakote, aš to noriu, jūsų viduje esantis šaltinis sako, įvykdyta. Mes jau ten, mes tai turime, mes jau esame vibracinis atitikmuo. Visi įsikūniję dalykai pirmiausia yra vibracija. Šaltinis gali iškart tapti jūsų troškimo atitikmeniu, nes energijoje tai yra akimirksnis. Materialiame pasaulyje jūs turite išlyginti savo vibracijų dažnį. Šaltiniui nereikia to daryti, nes jis jau tiki jumis. Šaltinis jau žino jūsų vertę ir tikslą, kodėl atėjote ir kas esate. Tad kai paleidžiate troškimo raketą apie tai, ko norite daugiau, šaltinis jau yra tame dažnyje. Vienintelė priežastis, kodėl jūs jaučiate silpnesnį ar stipresnį neigiamą jausmą, yra ta, kad šaltinis jaučiasi to troškimo pilnatvėje, o jūs dar ne. Tada tarp jūsų ir šaltinio atsiranda vibracinis nesuderinamumas. Jei kada nors buvo būdas įrodyti, kad šaltinis egzistuoja, jis yra jūsų emocinėme sąmoningume. Nes jei nebūtų kažko, kas su jumis rezonuoja ir laiko vibracinį dažnį apie jūs, jūs galėtumėte galvoti bet ką ir niekada nejaustumėte vibracinio skirtumo. Pagalvokite apie tai. Neigiama emocija visada reiškia tą patį, jūsų nuomonė apie šį dalyką skiriasi nuo to, kaip jį mato šaltinis. Ir dar viena svarbi mintis. Šaltinis iš tiesų turi nuomonę apie viską, kas vyksta čia ir dabar. Šaltinis jūs dievina net tada, kai jūs pykstate ant savęs, bet tada jūs jau turite plyšį tarp savęs ir šaltinio. Šaltinis dievina visus žmonės, net kai jūs juos skirstote ir nekenčiate, bet tada jūs sukuriate plyšį tarp savęs ir šaltinio. Niekada negalėsite būti visiškai suderinti su šaltiniu, jei širdyje laikote neapykantą dėl sąlygų, kurių negalite kontroliuoti. Kai vis geriau pažinsite šaltinį per savo jausmus, būdami harmonijoje su juo, per kelias dienas galėsite suprasti, kaip šaltinis jaučiasi dėl visko, kas šiandien vyksta jūsų planetoje. Tiesiog išbandykite emocinį testą. Kai pagalvojate mintį ir jaučiate meilę, žinokite, šaltinis tam pritarė. Kai pagalvojate mintį ir jaučiate baimę, žinokite, šaltinis tam nepritarė. Kai suvoksite, kas yra ši emocinės orientavimosi sistemos esmė, galėsite pereiti prie to, dėl ko atėjote, tapsite sąmoningais kūrėjais, galėsite būti, daryti ar turėti viską, ką pasirinksite, nes turite šią paramą. Pirmas žingsnis - kontrastas padeda jums apibrėžti, ko norite.
Ir jūs tai darote visą dieną. Antras žingsnis - šaltinis akimirksniu tampa vibraciniu to atitikmeniu. Mes net parašėme knygą apie tai. Prašyk ir tau bus duota. Tai apie tai, kad kai prašote, šaltinis tampa vibraciniu jūsų troškimų atitikmeniu. Energija, kuri kuria pasaulius, įsivaizduokite. Ji laiko vibraciją stabilę, kad jūs bet kada žinotumėte, kur esate jos atžvilgiu. Jūsų darbas - trečiasis žingsnis - tapti vibraciniu to, ko prašėte atitikmeniu. Kitaip tariant, negalite norėti kažko ir tuo pat metu tuo abejoti ir tai gauti. Negalite norėti kažko ir pykti, kad to neturite ir tai gauti. Negalite norėti kažko ir būti nekantrūs ir tai gauti. Jūs galite pagal savo savijautą žinoti, ar esate harmonijoje. Mes norime jums padėti atrasti būdų, kaip lengviau susiderinti su tuo, kas jūs esate ir ko norite. Kai kurie mūsų pasiūlymai gali jums pasirodyti per paprasti ir jūs priešinsitės. Kai kuriuos pažadus galbūt sutiksite skeptiškai, nes dar neturite materialių įrodymų. Tačiau mes žinome, kad šiek tiek pasiklausę, pamastę, sąmoningai susitelkę, jūs pamatysite įrodymus visko, apie ką kalbame šiandien. Jūs pamatysite, kaip jūsų mintys tampa realybė. Mes daug kalbėjome apie troškimų raketų paleidimą. Parašėme knygą apie tai, kur jos keliauja. Sūkurys. Tai vibracinė realybė, kurios dar negalite matyti, girdėti, uosti, ragauti ar liesti, bet galite ją jausti emociškai. Mes daug stengiamės jūs paskatinti įeiti į sūkurį, kuriame yra viskas, ko norite. Ir jūs buvote kantrūs, tačiau ėmėte sakyti: gerai, mano gerovė sūkuryje, Abrahamai, bet noriu, kad jie išeitų iš sūkurio ir patektų į mano banką. Ir mes sakome, jūs ir atėjote tam, kad gyventumėte apčiuopiamame pasaulyje, kur galėtumėte matuoti savo egzistenciją pagal manifestacijas. Mes tik norime, kad suprastumėte. Jei jūsų vibracija netitinka to, ko norite, jūsų norima manifestacija negali ateiti ir jūs nenorėtumėte, kad jie ateitų tokiu būdu. Tad pradėjome kalbėti apie jūsų traukos tašką, tai kur stovite. Ir svarbiausia, kaip jaučiatės dabar. Nes jūsų nuotaika yra geriausias indikatorius leidžiantis suprasti, kokia vibracinė atmosfera jūs supa. O ji svarbi, nes būtent ji yra jūsų traukos taškas. Mintys, įsitikinimai, pokalbiai, elgsena - visa tai kuria jūsų vibracinę atmosferą čia ir dabar. Kiekvieną akimirką turite santykį su savo sūkurio vibracinė realybė. Ir svarbus klausimas, ar santykis, kurį turite, yra toks, kad laikote tai nuo savęs atokiai, ar leidžiate tai į savo patirtį. Pagal savo savijautą galite pasakyti, ar leidžiate ar blokuojate. Galite pasakyti ir pagal tai, ar tai jau pasireiškia jūsų realybėje, ar dar ne. Mes neprašome jūsų aklai mumis tikėti. Sakome, laikykitės geros emocinės būsenos ir stebėkite, kaip įrodymai pasireiškia iš vibracinės realybės į jūsų materialią patirtį. Netrukus įgysite tokį pasitikėjimą savo kūrybinę gale, kad suprasite, kas iki šiol trukdė dalykams ateiti lengvai. Ir mes galime labai trumpai pasakyti, kas dažniausiai tai stabdo. Jūsų dabartinių sąlygų stebėjimas. Būtent jis palaiko modelį, laikantį tai, ko norite atokiai. Jūs turite pakeisti savo perspektyvą, persiorientuoti. Labiau pasitikėti savo jausmu, pripažinti, kad esate vedami, kad emocijos yra jūsų indikatorius, ar artėjate prie to, ko norite, ar tolstate. Jūs taip įgusite, kad net vidury pokalbio liausitės kalbėję, supratę, jog judate nuo to, ko norite, o ne link to. Labai dažnai stengdamėsi, kad jūs suprastų kiti, esantis kitame vibracinėme dažnyje, jūs nusileidžiate į jų dažnį ir vietoj to, kad jie išgirstų jūs, jūs pradedate girdėti juos. Ir nieks nesikeičia, suprantate? Mes norime, kad jūs pajustumėte, kaip mintis tampa manifestacijomis, pajustumėte vibracijos judėjimą į sąmoningumą, į emociją, o tada į regimą, girdimą, užuodžiamą, ragaujamą, liečiamą, apčiuopiamą realybę, kaip ir ketinote. Jūs čia ne tam, kad tik kauptumėte daiktus, jūs čia esate kaip meistriški kūrėjai, kad formuotumėte energiją, o tai, kaip klostosi jūsų gyvenimas, yra įrodymas to, kaip jums tai sekasi. Būkite švelnesni savo, džiaukitės daugiau, miegokite daugiau, darykite daugiau to, kas malonu. Rūpinkitės savimi, eikite ten, kur sodai kvepia, žiūrėkite į jūrą, kuri atrodo gražiai.
Darykite daugiau to, kas padeda jums gerai jaustis čia ir dabar. Nuspręskite bent trumpam pašalinti kovą iš savo patirties, nes ji neveikia. Stebėkite, ką jums atneš naujas sprendimas apie lengvumą, harmoniją ir bendrą gerovę. Mes kalbame jums lengvai iš širdies su visišku pasitikėjimu nuostabiais dalykais, kurie artėja, nes matome jūsų sukūrį. Mes žinome, ką sukūrėte, jaučiame jūsų pokytį ir todėl žinome, kad akivaizdus apčiuopiamas pagerėjimas yra ties jūsų slenkščiu. Ir mes džiaugiamės su jumis kiekvienu jūsų atradimu. Čia yra didelė meilė jums ir kaip visada mes liekame jūsų sūkuryje.